Antiena su džiaugsmu praneša, kad jau kitą dieną po praėjusios mūsų laidos pasirodymo eteryje profesorius Vytautas Landsbergis patvirtino gandus apie tai, kad jis yra atskalūnas ir liaudės priešas. Laiške savo partijos prezidiumui apie sumanytą koaliciją su Viktoru Uspaskichu europarlamentaras parašė: "Turiu nuojautą, esame įmynę į daiktą, kurio neįvardinsi." Pasak gandų, Landsbergio neįvardintą daiktą sėkmingai tapšnojo kitas europarlamentaras Rolandas Paksas. Prie politikos pakrančių visą dieną laukiau ančių. Šniukštinėjau, lekavau, nė vienos nepagavau. Sveiki, jūs žiūrite Antieną. Žinokit, šiais laikais yra taip sunku atpažinti, kas tiesa, o kas pramanas, kaip pavyzdžiui, sutemose suprasti, kas priešais eina, žmogus ar šmėkla. Beje, apie politinės šmėklas. Toks vienas pensininkas AMB, Algirdas Mykolas Brazauskas, jeigu jūs dar pamenate tokį, tai va, jis pareiškė, kad mūsų dabartiniai vyriausybei laikas atsistatydinti. Savo nepasitenkinimą kultūros ir finansų ministru komunistinio darbo veteranas išreiškė dar anksčiau. Vieni sako, kad šie vyriausybės nariai niekaip nenorėjo skirti pinigų valdovų rūmų statybai. O kadangi mūsų pensininkas visą gyvenimą buvo būtent valdovas, tai perspektyva šlovingos biografijos pabaigoje tapti benamiu jį, aišku, labai neramina. Kiti tvirtina, kad mūsų senukas visą gyvenimą buvo statybininkas, tik statybininkas nevykėlis. Spręskite patys. Komunizmą statė, nepastatė, tautų draugystė rentė, bet sukiužo ta draugystė. Puolė statyti kapitalizmą, beveik pastatė. O čia ta krizė. O dar tie valdovų rūmai. Tarp kitko, iš blogai informuotų šaltinių sužinota, kad pensininkas statybininkas šį istorinį muliažą statė ne šiaip savo. Pasak gandų, šitose rūmose jis norėjo viešai atgailauti prieš tautą už visą savo gyvenimą. Už tai, kad buvo Kremliaus vietininkas Lietuvoje, už grobikišką privatizaciją, tai stambios nuodėmės. Ir dar už gyvenimišką smulkmeną žadėjo prašyti atleidimo už puotas, meilužės, medžioklę. Neduoda vyriausybė pinigų amžiaus statybai ir dėl to turi atsistatydinti, juk net draugystės viešbutyje atgailauti prieš Lietuvos žmonės. Antiena netyčia sužinojo, jog viena komercinė televizija nusprendė paskleisti gandą apie tai, jog LTV žvaigždė Rita Miliūtė uždirba per mėnesį 30 000 litų. Antiena, kaip kartais sako diplomatai, negali nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos. Ir viskas dėl to, kad laikinai einantis LRT direktoriaus pareigas Audrius Siaurusevičius paleido gandą, kad informacija apie jo kontoroje mokamus honorarus yra komercinė paslaptis. Ir sako, kad LRT tarybos nariai juo tiki. Antiena taip pat labai norėtų tikėti, kad kitų kanalų konkurentai niekaip nesužinos, kiek uždirba Lietuvos televizijos darbuotojai. Pavyzdžiui, LTV prodiuseris Edmondas niekad neprisipažins TV3 prodiuseriui Bžeskui, kad už vieną laidą visuomeninėje televizijoje gaudavo 4,5 tūkstančio litų iš mokesčių mokėtojų kišenės. Pasak gandų, nieko nežino LNK prodiuseris Richardas apie savo kolegos iš LTV Rickevičiaus honorarus. Pagal jų pavyzdį ir toks Samas iš nacionalinės televizijos nusprendė savo konkurentų iš TV3 Sauliui Urbanavičiui nieko nesakyti. Blogo linkintis tvirtina, kad Lietuvos ryto TV generalinis direktorius Edmundas Jakilaitis tik per jėgą sugeba išpešti savo žmonos Rasos Jakilaitinės uždarbio LTV dydį. O štai Laurinas Šeškus ne jėga, o švelnumu siekia tokių pat prisipažinimų iš savo žmonos Indrės Trakimaitės Šeškuvienės, o viskas tik dėl to, kad Laurinas ne tik LNK, bet ir visuomeninės televizijos prodiuseris. O štai vargšiai Ritai Miliūtei nėra kam papasakoti apie savo, pasak gandų, pasakiškus honorarus. Su Siaurusevičiumi, slapyvardis Siauras, jie jau seniai nebegyvena. Beje, jis sako, kad duomenys apie honorarus slapti dar ir dėl to, kad gali sukelti LRT žvaigždžių kaimynų pavydą.
Gali būti, kad kaip tik dėl to Rita Miliūtė kraustosi į naują kabinetą LRT būstinėje. Jei anksčiau, kaip ir daugelis vietinių, įsėdėjo už stiklinių durų, o štai dabar įsikurs apsaugotame nuo pašalinių žvilgsnių kabinete. Ir tai jau ne gandas, o tikra tiesa, juk ten kur kas patogiau skaičiuoti mūsų su jumis pinigus. Pasak gandų, Latvijoje nukrito meteoritas. Na, gal ne visai nukrito ir gal nelabai meteoritas, bet kažkaip labai keistai į visą šitą istoriją įsipainiojęs mūsų premjeras Andrius Kubilius. Jūsų dėmesiui LTSR naujienos. Apie viską iš eilės. Taigi pirmiausia pasklido gandas, kad prieš savaitę ant Latvijos nukrito meteoritas. Vėliau gandas lyg pasitvirtino ir įvairių šalių mokslininkai pradėjo svarstyti apie šį įvykį ir vadinti jį istoriniu. Skeptikai tiesa iškart prakalbo apie meteorito kritimo vietoje sklindantį lygtai sieros, lygtai salietros kvapą. Latvijos žurnalistai staiga prisiminė, kad broliškosios Lietuvos Tėvynės Sąjungos Respublikos premjeras Andrius Kubilius dar vasarą pasakė: aš prognozuoju, kad Latvija nedevalvuos lato, nes tai neatneš jokios naudos. Tai tik gandai ir spekulacijos. Visos šios prognozės rašytos šakėmis ant vandens, pareiškė Kubilius birželio 9 dienos interviu Lietuvos nacionaliniam radijui. Politikas pridūrė, kad lato devalvacijos tikimybė lygi tikimybei, kad nukris meteoritas. Čia patriotizmo tai jau pat pademonstravo latvių žurnalistų kolegos lietuviai. Negali būti, kad mūsų charizmatiškasis premjeras pranašautų meteorito kritimą ant kažkokios Latvijos. Ir akurat paaiškėjo, kad konservatorių lyderis kalbėjo apie LTSR. Tai yra, anot Kubiliaus, Latvijos latas nebus devalvuotas, o meteoritas turėjo nukristi ant Lietuvos. Gandas apie tai, kad meteoritas turėjo nukristi ant mūsų galvų, netiesiogiai patvirtina ir ta aplinkybė, kad Latvių kosminis pasiuntinys pasirodė esąs netikras. Tele2 prisipažino, kad meteoritas lygtai kompanijos reklaminis triukas. Ar tai reiškia, kad dabar mums jau nebegrėsia netikėtumai iš kosmoso? Antienos žiniomis atsipalaiduoti neverta. Visų pirma dėl to, kad Tele2, anot gandų, dirba ir mūsų šalyje, o antra, sako, pati Andriaus Kubiliaus vyriausybė nukrito mums ant galvų kaip koks meteoritas. Kaip bebūtų, lygtai salietros, lygtai sieros kvapas Lietuvos Tėvynės Sąjungos Respublikos atmosferoje aiškiai užuodžiamas. Antiena suteikia jums retą galimybę pasigrožėti svetimų sapnų. Jūsų dėmesiui siūlome eilinę seriją iš trilerio Vytenio Povilo sapnai. Antiena suteikia jums retą galimybę pasigrožėti svetimų sapnų. Jūsų dėmesiui siūlome eilinę seriją iš trilerio Vytenio Povilo sapnai. Mes staiga pamatėm, kad mes neturim apsisprendimo, kokioj geopolitinės pažangos srovėj mes esame. Kaip visi pasaulio vaikai, Vytenis Povilas taip pat svajodavo apie tai, kuo bus užaugęs. Kaip ir kitų svajoklių, Vytenio Povilo fantazijos nepasižymėjo pastovumu. Jis tai svajodavo būti gydytoju ir gydyti Afrikos žmonės nuo siaubingų ligų, o kitą dieną jau užsimanydavo tapti vertėju ir be didesnių pastangų versti iš arabų, tarkim, į albanų kalbą, kas gali būti smagiau už galimybę padėti žmonėms susikalbėti. Reikia anglų kalbos, prancūzų kalbos, vokiečių ir netgi dar daugiau. Bet labiau už kitas Vyteniui Povilui patiko istoriko specialybė. Aš istoriją baigiau 84 metais istorijos fakultete, bet tuomet, būdamas medikų, studijavau istoriją dėl vieno labai svarbaus dalyko. Atsakyti savo į klausimą, kam aš priklausau žmonijos kontekste. Pažangiom jėgom ar ne, ir kokia mano pasaulėžiūra ir koks mano istorinis apsisprendimas. Kokios koncepcijos mane viliotų ir trauktų.
Juk berniukas tuo pat metu galėjo fantazuoti apie ateitį ir praeitį, kaip gera būti suaugusiu, solidžiu, akiniuotu ir dar tyrinėti senovės Graikiją, tarkim. Neįmanoma apsakyti, kaip Vyteniui Povilui patiko senovės Graikija, ypač jos mitai, o ypač mitas apie Europos pagrobimą. Pamenate? Pasak legendos, Dzeusas pasirodė Europai žaidžiančiai su draugėmis ant jūros kranto balto jaučio pavidalu ir pagrobė ją. Ant savo sprando nugabeno Europą į Kretos salą. Kretoje Dzeusas pasivertė gražių jaunikaičių ir sugundė Europą. Vytenio Povilo sapnuose dažnai iškildavo jaučio ir merginos siužetas. Aišku, iš berniuko tampant paaugliu, o vėliau ir jaunuoliu, jam vis rečiau sapnuodavosi kiti, o vis dažniau šis, apie baltą jautį ir pusnogę, o dar dažniau ir visai nuogą merginą. Yra giedras žvilgsnis, yra rūstus žvilgsnis. Yra žvilgsnis kurstantis ir žvilgsnis skatinantis. Kažkaip sapnas vis labiau ėmė įgauti politinį atspalvį. Tai įvyko po to, kai Vytenis Povilas nugirdo generolo de Gaulio idėją apie Europą nuo Atlanto vandenyno iki Uralo. Nuo to laiko Vytenis Povilas vis dažniau sapnuodavo, kaip jautis ir mergina išlipa į krantą, o tuo metu prancūzų tankai kerta neįveikiamą sieną. Ypač dažnai de Gaulio vadovaujamus prancūzų tankus būsimasis socialistas sapnuodavo tremtyje į Ignalinos rajoną, smaugiamas tėvynės ilgesio. Vėliau de Gaullis numirė ir tankai nepasirodydavo Vytenio Povilo sapnuose. Už tai vis dažniau sapnuose apie Europą jautį keisdavo Lokys. Štai ir neseniai Lokys vėl skriaudė Europą, o Vytenis Povilas labai norėjo, kad visur vyrautų meilė, o ne prievarta. Būtent pirmiausia, pradėkim sukti galvą dėl geopolitinės koncepcijos ir tada draugaukim su visais. Jis net svarstė, ar nereikėtų žurnalistams papasakoti apie šį zoofilijos skandalą, bet staiga prisiminė generolo de Gaulį ir jo tankus ir išrėžė, kad Europa tęsiasi iki Vladivostoko. Man krikščioniška Europa prasideda nuo Pirėnų ir jeigu norite, baigėsi net prie Vladivostoko, kai aš matau krikščionijos plėtrą, palyginus su tuo, kas darėsi 12-13 amžiuje, kada mongolų aukso ordos veržėsi čia, tai dabar, aišku, krikščionijos atmaina pravoslavė, net katalikybės yra išplitusi iki Vladivostoko. Sapnuoja ne tik Vytenis Povilas, sapnuoja ir mūsų premjeras. Tik jis sapnuoja kažkaip kitaip, savaip, nemiegodamas ir net kalbėdamas. Antiena nugirdo, kad premjeras Andrius Kubilius labai apsidžiaugė pasirašytų nacionalinių susitarimų su kišeninėmis profsąjungomis ir pensininkų organizacijomis. Premjero džiaugsmas iškart peraugo į svajones, vizijas, galima ir dar atviriau, svaičiojimus. Antienos žiniomis premjeras, kitaip nei Antenis Vingriukaitis, sapnuoja net savo poste, nemiegodamas. Džiaugsmas retas svečias lietuvio kieme, ypač dabar, kai visi dejuoja, todėl premjeras ir susvaigo ir ištarė: man jau kilo noras tartis dėl ambicingo plano Lietuva 2020 metais. Antiena nugirdo, kaip dar vis gyvas pensininkas išgirdė šią naujieną pasakė: Viagros prisiėdė, štai ir pakilo noras. Jūs matėte Antieną. Iki kitų šmėklų eteryje.